Na kągi, sveiki mano mėly ir Nescape žaidėjai, su jumis čia Tėvo Vaikas ir pristato savo antrąjį video blogą. Na kągi, per šį vlogą papasakosiu savo akauntų progresą ir ką veikiau per visus tas 2 savaitės. Tai va, pakilo 119 kombatas, bei pakėliau 9 levelis defenso, 9 buvo 9. Ir pakėliau 5 magijos levelius. Žadėjau kelti 8 ant Polipurę stuff, nes dažnai man būna taskai Steel arba Rune Dragonai ir išmylį ir chaotiknis longswordai nelabai kas ir gera, kaip sėdėjau mačiau už Polipurę stuff, gerai neskamba HT. Tai va, pasibaigė memberis, bet kai pasidarysiu memberių, skeliasi 80 magiją, nes kad nereikėtų Steel ir Rune Dragoną daužyti su mylė. Tai vat, pakilo 100 beveik 17 milijonų total XP levelių. Dabar memberinės darys, kol nepakelsiu 99 firemakingo, kiek šitą liko 1 mils. 2 dienas, 1 diena ir viskas. Paskui reikės pasidaryti iš draugų, pasiskolinti pinigų. RSGP ir pasidaryti memberių. Tada mėginsiu ką nors kokią 8 rangę, 8 magiją, 9 def aišku. Visai turiu čarmą, biškį reikės paskelti summoningą, pinigų nei constructioną, nei summoningą nekeliu. Reikės užmaksinti, žadu užmaksinti va šituos 2 99, šitą ir jaučiu craftingą kokį. Man yra gerai, kai aš užsikaliuoju ant tų skillą, visą laiką pakeliu 99, ne taip, kad ta keliu tenais. O tas man yra gerai, kai draugai rašo, tipo, oi pakėliau tą ir man užpisa, man kažkaip ne taip, jeigu kelionės skillą, tai ir keliu. Tas pats kaip ir su tais buvo 2. Kėliau užpisa, biškį nelašiau, bet kitą nekėliau skillą. Vėl. Tai va, tai tiek žinių. Beje, galvoju, ar apsimoka daryti savo friend chatą. Žinau, kad daug vlogerių turi, bet gal reikia pamėginti. Tai va, ateis, nežinau, vis tiek reikia pamėginti. Tai va, jeigu kas nors norite pabendrauti su manimi ir pasikalbėti Skype ar ką nors panašaus, tai užsukite į friendchatą Tėvo Vaikas ir paplepėsim, pašnekėsim ir taip toliau, jeigu aišku jūs norite. Tai va, čia būtų visai smagu, jeigu kas nors ateitų, paplepėtumėm ir taip toliau. Tas pats kaip ir neformatas, tam visi linksmi, visi bendraujantis. Smagu net pabendrauti. Tai va, galvoju apie save daryti friendchatą irgi, pabendrauti linksmai, pakalbėti. Esu sukūręs beje Skype pokalbį ir su masterių narių, bet buvau sukūręs, tai sakant, nes buvo apie 20 žmonių. Visi iš master, bet kažkaip nelabai ten gavos, tai galą bandysiu sukurti savo subscriberių, tiem, kuriem patinka mano video logai, kokį Skype chatą, Skype pokalbį. Nežinau, šiaip kilo tokia mintis į galvą, arba padaryti savo tinklapį, seniai šiaip taip norėjau, bet niekada nepasiryžtu. Galvoju, galbūt visai smagu sukurti savo tinklapį, panašu kaip ir masterį. Aišku, ne copy-paste, bet ta prasme, tokių kaip pagalbos, kaip chatų, netekinas, kai rasi botai pardavimai, huiniai, tenais visokie pievas. Tai va, ką manote apie šį, tai pakomentuokite, aišku, ir apsimoka su tų friendchatą irgi, ar laikyti manį, ir ateis kas nors, ar ne, žiūrėsim palei. Tai va, kad apie šį video blogą papasakosiu. Tai va, dabar manau, kaip ir visi prie turų Nescape sėdės labai mažai, nes tiek pamokos, man tai ypač 12 klasė. Tai nežinau kaip čia bus,
su ta mokykla, su tais mokslais, dar sportas, gal varžybos ir taip toliau. Tai biški nekas iš tikrųjų. Gal mėginsiu kurti tiek, kai būna, pavyzdžiui, Slayer DNF, nes prasleinį kiek gauni ir taip toliau. Panašu, ką nors, arba FDP kokį guduką. Šiaip, kai nėra ką veikti, vis tiek kažkaip smagu. Tai va, beje, nekūriau video blogų 2 savaitės dėl to, kad buvo sugedas mikrofonas, o per laptopą, kaip ir mikrofono garsas yra čirškintis ir taip toliau. Dėl to nusipirkau dabar mikrofoną. Tas nežinau, nelabai man atrodo geras, bet vis tiek geriau negu nieka. Tai va, visi pakomentuokit, kaip mano antras video blogas, patiko, nepatiko. Aišku, subscribinkit ir manau bus geresnių video blogų. Vis tik dabar tik antras video blogas, dar tik įsivažiuoju.